Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Miesto centre automobilių ilgam palikti nebeleis. Panevėžys baigė švęsti gimimo dieną. Ruduo suaktyvino nekilnojamojo turto rinką. Dailės galerijoje neeilinė Stasio Petrausko Bitlo darbų paroda. Nesyk posėdžiavusi darbo grupė spręsdama automobilių statymo miesto centre ir prie didžiųjų prekybos centrų problemą, savivaldybės vicemero Petro Narkevičiaus teigimu pagaliau priėmė kardinalų sprendimą. Nuo sausio 1 dienos prie miesto ūkio skyriaus bus įsteigtas naujas padalinys, kuris rinks rinkliavas ir koordinuos šiuos procesus. Bus teigiama daugiau darbuotojų etatų. Iš tikrųjų, žmonių yra dabar 18, jų turėtų didėti iki 20, tokie planai yra. Toliau funkcijos jų keisės, nes yra numatoma keisti rinkliavų tvarką. Kas liečia, jeigu imsi prie parduotuvės, kad ir čia, manau, kad bus tam tikras laikas nemokamas, o paskui mokamas. Kas liečia parduotuvės, kitose aikštelėse jis turės būti išdėliotas, kad tam tikrų laiko tarpų mokėjimai bus, ne visai dienai nusipirkai ten už 2 litus ir laikai. Ir aišku, visos aikštelės, kuriuose investuoja savivaldybė, jos turės būti apriektos. Padidėjęs oranžinėmis liemenėmis vilkinčių rinkliavų rinkėjų būrys, pasak mero pavaduotojo, nėra tas optimalus problemos sprendimo būdas, kuris tenkintų savivaldybę. Bus naudojamasi ir kitais automatais, elektroninėmis kortelėmis, tačiau tai nereiškia, kad miesto centre apskritai nebeliks galimybės nemokamai pasistatyti automobilį. Jeigu žmogus atvažiuoja į parduotuvę, tai jis atvažiuoja apsiprekinti. Tai atitinkamą laiką, ar tai būtų 2 valandos, ar tai būtų 3 valandos, tai būtų logiška, kad jisai per tą laiką apsiprekina. Tai tą laiką iš tikrųjų negali būti rinkliavų ir žmonės dėl to turi nebijoti. Bet yra žmonių, kurie stato gyvendami šalia prie, pavyzdžiui, iki, kur atvažiuoja į turgų, stato čia, ir taip toliau, ir taip toliau. Jie, kaip sakyti, užgožia galimybę atvažiavus apsiprekinti žmonėm, kurie iš tikrųjų nori pirkti toj parduotuviai. Valdininkai sako, jog suprasdami verslininkų apmaudą, kad įsirengę automobilių stovėjimo aikšteles negali jomis naudotis nei patys, nei jų klientai, suras būdą, kaip piktnaudžiaujančiuosius nuo prastų įpročių atpratinti. Nors miestas gimimo dienos iškilmes surengė praėjusį savaitgalį, tikrasis jo gimtadienis yra šiandien, rugsėjo 7-ąją. Kaip tik šiandien ir numatyta baigti šventinius renginius Lėlių vežimo teatre bei Juozo Balčikonio gimnazijos kiemelyje. Šventinės nuotaikos kūrėjams dėkojama. Tikrai labai norėčiau padėkoti visiems, kurie ir idėjų autoriams, ir realizatoriams, ir techniniams darbuotojams, ir žmonėms, kurie dirbo, prisidėjo, ir mūgių prekiautojams, ir maisto prekiautojams, kurie iš tikrųjų visi kartu kūrė tą bendrą mūsų miesto gimtadienio nuotaiką. Ypatingai padėkoti noriu karnavalo eisenos dalyviams, mokykloms, kurios taip mobiliai susitelkė ir sudalyvavo eisenai. Aišku, rugsėjo 2 dieną tai nėra lengvas uždavinys. Tikrai dėkoju visiems panevėžiečiams, kurie atėjo šventę, kurie gražiai elgėsi, buvo tolerantiški, draugiškai nusiteikę, linksminosi. Šiųmetė šventė, jos iniciatorių teigimu, gerokai skyrėsi nuo pernykštės. Pasikeitimai akivaizdus ir kiekybinėje, ir kokybinėje srityje. Pastebėta, jog miestelėnai daug aktyvesni nei prieš kelerius metus. Mes pradėjom tokias didesnės šventės turbūt nuo 500 metų miesto jubiliejus. Ir skaitydami, vartydami spaudą, žiūrėdami, kas vyko, kokias programos vyko anksčiau, mes radome straipsnių, kurie buvo, sakysim, iki jubiliejaus, kad miesto turgus nustelbė šeštadienį miesto šventę. Tai mums labai linksmai skambėjo ir turbūt dabar miesto turgus tikrai nenustelbė miesto šventės. Keičiasi, auga, žmonės taip pat keičiasi. Jeigu, sakysim, 1 metais būdavo galima stebėti, kai žmonės stovi ir patys nedalyvauja renginiuose, o daugiau yra pasyvūs žiūrovai, jie nedrįsta linksmintis, būti laisvi.
Tai dabar yra labai iš esmės situacija pasikeitusi ir galbūt dar tas toks kryžminis gimtadienis kartu su Europos vyrų krepšinio čempionatu iš viso davė tokį labai įdomią spalvą miestui. Kultūros darbuotojai pasibaigus miesto šventės renginių maratonui, pasak Loretos Krasauskienės, atsikvėpė tik simboliškai. Jau imta rengtis kalėdoms ir apgailestaujama, kad laiko liko labai mažai. Nekilnojamojo turto rinkoje, anot kai kurių analitikų rudenį turėjusioje suaktyvėti, praktikų teigimu didelio pagyvėjimo nėra. Tiesa, parduodama šiek tiek daugiau nei Liepos-rugpjūčio mėnesiais, tačiau pirkėjai išlieka atsargūs, nes optimistiškai ekonomikos raida lemianti esminius gyventojų sprendimus nenuteikia. Būtų kainos ir yra margas, sakysim, šiai dienai. Jos skiriasi 30-40 tūkstančių. Galima nupirkti už 70 tūkstančių, sakysim, 50 kvadratų butą, o galima nupirkti ir už 100 tūkstančių. Tai va, nes įrengimo lygis dabar labai daug ką lemia. Tai va, o kas liečia namus, tai galima būtų pasakyti taip, kad, sakysim, 300 kvadratų namas Rožynė, tai aš manau, kad dabar nėra tokio žmogaus, kuris nesutiktų jo parduoti, kadangi pirkėjai ieško tokio namo, kuris, kaip pasakyti, galbūt norėtų gyventi šiek tiek kitokiom sąlygom, tai yra visi minimalizuojasi. Namų, kaip ir butų pasiūla ženkliai didesnė. Pastaruosius ėmė pardavinėti emigrantai, nebesiruošiantys čia grįžti, o gyvenamųjų namų pardavėjai vis dar delsia parduoti savąjį turtą už realią rinkos kainą. Negyvenamųjų patalpų irgi nestinga. Verslo plėtra tikrai labai maža mieste ir patalpų, kaip jūs žinot, matomai visi tą žino, kad tikrai jų tuščių ir komercinių patalpų ir gamybinės paskirties, ir komercinių sklypų tikrai jų yra pakankamai. Taip kaip, sakysim, ir namų valdos sklypų jų tikrai yra 10 metų į priekį, bent jau apie Panevėžį pačiam ir apie Panevėžį. Tikrai labai daug pridaryta, daug žemių grąžinta, daug detalių planų padaryta, tik aišku, su komunikacija vėlgi yra atskiras klausimas. Ten, kur Europos lėšom buvo pravesta, tai buvo pravesta, aišku, jos yra ten, bet vėlgi nėra gatvių, nėra, pilnai jie vis tiek, ta infrastruktūra pilnai ten nepabaigta. Situacija nekilnojamojo turto sektoriuje teigiama tiesiogiai įtakoja miesto ekonominė plėtra, kol ji menka, o investicijos nepakankamos ir nekuriamos darbo vietos, iš dirbančio žmogaus atimta reali galimybė skolintis. Taigi, teigiamų prognozių dalinti nesiryžtama. Prieš 5 dienų, pradedant šventinius miesto gimimo dienos renginius, Ukmergės gatvės pradžioje pastatyta skulptūra dailininkui Stasiui Petrauskui atminti. O šiandien Dailės galerijoje atidaryta retrospektyvinė jo kūrybos paroda, veiksianti iki spalio 2 dienos. Paroda tikrai neeilinė. Tai mūsų miesto menininko, visą savo gyvenimą gyvenusio, kūrybinį gyvenimą praleidusi Panevėžyje, tapusi miesto legenda, mūsų pogrindininkas, outsideris Stasys Bitlas. Jį pažinojo visi, nors jis niekada nėjo į viešumą, nedalyvaudavo jokiuose oficialiuose renginiuose, negalima buvo jo prisikviesti į parodas. Ir ši paroda yra pirmoji tokia didžiulė paroda, kurioje mes matome Stasio tapybą, skulptūrą ir piešinius. Parodoje arti 140 dailininko darbų, kuriuos daugumą iš privačių kolekcijų surinko Stasio Petrausko sūnus Lukas, pabrėžęs, jog norėjosi parodyti originalius tėvo darbus, nes neišmanančiųjų teigimu jis užsiimdavęs daugiausia kopijomis ir kiču. Tačiau pastarieji buvę jo pragyvenimo šaltiniu, nes kūrėjas, nepriklausęs jokioms sąjungoms, negavęs jokių stipendijų, šeimą išlaikė tik iš meno. Tiek vidinės laisvės turinčio žmogaus, bent panašaus į tėvą, Lukas prisipažįsta nesutikęs. O tėvas nebijojo nieko, jam nebuvo tabu. Jis jo neslėgė tie, kaip sakyt, atsiprašau, apsibėsdėjo tokie akademikai.
Jis buvo visiškai laisvas, neįpareigotas būti menininku iš didžiosios M ir turbūt tai jam davė pakankamai daug iš tikrųjų. Būtent to laisvumo savo tapybai, savo grafikui, kai jis ten pasirašinėdavo įvairiausiais vardais, ten jam užeidavo, jis pasirašinėdavo Kačerga, pavyzdžiui. Ir ten yra serija darbų Kačerga. Nu, tiesiog pat tokios laisvės, o jis pats kaip tėvas, aišku, jisai buvo visoks, negaliu pasakyti, kad jis buvo blogas, pavyzdžiui, arba kad jis buvo geras. Jis buvo visoks, turbūt kaip ir kiekvienas tėvas. Tik tiek, kad, aišku, buvo ta laimė tokia pamatyti tėvą naktį, išgėrusi. Niekad nebūdavo kažkokių agresijų ar ten taip toliau, bet visą laiką būdavo toks jausmas, kad žodžiu, kažkas vyksta, tas gyvenimas, jisai nenutrūkstamas. Galėdavai bet kada ateiti ir sakyti, tėti, man yra taip ir taip. Parodoje eksponuojama ankstyvesnioji Stasio Petrausko, kurioje jis buvo pats tikriausias kūryba. Mažai kas yra matęs jo grafikos darbų, medžio skulptūrų. Surinkti visi žinomi autoportretai. O dailininko bičiuliams, ieškantiems ir pabrėžiantiems sūnaus panašumą su tėvu, malonus bus šio atsakymas. Tai ačiū Dievui, kad dar nors kiek turiu panašumą, aišku, tos laisvės neturiu, nes baigiau muzikos akademiją, tai mane ten tėvas ir sakė, sulaužys tave ten, sulaužė, taip iš tikrųjų, bet kaip sakyt, nu bent šiek tiek dar liko iš jo, galbūt dar pasireikš gyvenime, aš taip bent jau taip tikiuosi.